Jėzus nežada patogaus gyvenimo. Pirmoji sąlyga, norint sekti Kristumi, yra tvirtai apsispręsti ir nesiblaškyti. Tarp šeimos ir Kristaus, tarp patogumo ir buvimo jo mokiniu. Koks stiprus sakinys suskambėjo sekmadienio Evangelijoje. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių ir seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Rinkdamasis Kristų negaliu eiti į kompromisus, net ir artimiausių atžvilgių. Šiame pasirinkime esmė ne simpatijose, paprastame mėgime ar patogumume. Neužtenka tik mėgti Jėzų ir gyventi savo patogų gyvenimą, nepakylant iš patogaus fotelio. Jėzus nekviečia mokinio, manęs ir tavęs arba kito žmogaus nekęsti artimųjų, ta prasme, kad jiems linkėtume blogo. Jis kviečia viską pavesti jam, net ir giliausius šeimos ryšius. Kviečia būti tiesoje, kuri išlaisvina ir trokšta tapti mūsų pasirinkimų atsparos tašku. Jeigu tu kartais nori būti Kristaus mokinys, šiandien paklausk savęs, ar rūpestis namais, šeima, patogiu gyvenimu, susikoncentravimu į save kartais neužstoja Kristaus, jo žodžio, jo gyvenimu ir netrukdo man sekti juo. Geros ir palaimintos tau dienos.